Sveiki, mėlėjai. Sveiki. Štai ir vėl mes Raudondvario pilyje. O šiandieną mūsų virtuvėje svečiuojasi menotyrininkė, režisierė, laidų kūrėja Eglė Baltrėnienė. Labas, Eglė. Sveikute. Sveikute. Sveiki. Malonu su jumis. Vėl susitikti. Mums taip pat. Taip, Eglė, tai tu šiandieną mūsų esi virtuvės svečias. Ir, mes žinome, kad tu esi irgi aistringa kulinarė. Žolelių rinkėja. Turiu tokią silpnybę. Tai mes truputėlį jaučiamės nejaukiai, kadangi tu gali mus pamokinti daug ko, bet mes pabandysim kartu padaryti senovinius patiekalus. Pasikeisim patirtimi. Taip, pasidalinsime. Ir šiandieną mes gaminsime 2 patiekalus. Tai bus Radvilų rūmų pieniška sriuba, visiškai kitokia nei kad mes įpratę valgyti, bent jau iš vaikystės, kaip aš valgydavau pienišką sriubą su kleckeliais, tokia dar šliukšterdavau šaukštelį cukraus, kad man saldžiau būtų. Tai visada, netgi 2. Netgi 2 būdavo? Taip. O tai bus sena su sūriu, tikrai senas receptas ir tai rodydavo tam tikrą statusą, aukštą kilmės statusą, kadangi tik tai aukštuomenė naudodavo pieną ne užbalinimui kaip varguomenė, o grinai pieno pagrindų visa sriuba ir buvo daroma. Ir taip pat bus Radvilų rūmų virėjo Šitlerio pastarnoko, arba tiksliau keptas pastarnokas, bet ypatingai keptas, ne vien tik tai, kad iškeptas, visas neluptas arba nuluptas, o tai bus tokie, kaip ir blyneliai. Pastarnokus jau girdėjote. Taip. Tai vadinasi mano dovana jums šį kartą ir į temą kaip tik. Nes tai yra pabarstai, kurie surinkti iš laukų, iš pievų, tai yra ir beržo lapai, ir dilgėlės, ir petražolės, ir mėtos, ir čia yra 29 ingredientai. 29? Taip. Čia jau yra grinai tavo firminis. Stebuklingas skaičius. Taip, tai yra, skaitosi, jeigu vienas šaukštelis į dieną, galima barsyti ant bet kokių patiekalų, galima piltis kaip arbatą aplikyti, tai yra, skaitosi, kad dienos norma tiek chlorofilo, ką mes gaunam iš augalų, tiek ir vitaminų papildų, vienu žodžiu, nereikia vartoti. Kaip ir kitas, toks pabarstėlis, kaip aš vadinu, tai yra trintos linų sėmenys. Ir reikėtų kiekvieną rytą su kefyru ar su grietinė. Čia kažkas yra dar daugiau, ne vien tik tai linų sėmenys. Taip, aš jas praturtinu. Jeigu šiaip vartojamos trintos linų sėmenys, bet jos turi šviežiai būti su kavamalė, tiesiog sumalamos prieš vartojimą, kad nedingtų tos medžiagos gerosios. Tai čia šalia yra dar erškėtrožės džiovintos, šermukšniai džiovinti ir šiek tiek žolelių taip pat įdėta. Patirinkai viską. Taip. O čia širdies lašai. Širdies lašai. Aš tai norėčiau pasižiūrėti tuos širdies lašus. Tai vėlgi, Eglė, tai yra tavo kūryba. Taip. Tai dabar papasakok. Tos pačios uogos, tos pačios žolės, viską, ką mums duoda gamta. Jeigu tai yra sausam pavidale, tai čia jau ir užpilta su alkoholiu. Taip. Tik tai... Nes geriausiai alkoholis ištraukia visas savybės. Tai yra užpiltinė ir... Vaistas. Vartojimas 20-30 gramų? Taip. Nedaugiau? Galima, nieko neatsitiks, žinoma. Ne, nieko neatsitiks, nes tai irgi yra pagrindė šaltalankių lapai, džiovintos uogos, aronijos, šermukšniai, erškėtogės, šiek tiek cinamono lazdelė dėta, kardamonas, iš tokių egzotiškų jau prieskonių, amalo šakelė, jeigu pakelsi prieš šviesą. Ir amalo šakelė yra. Amalas, tarp kitko, kraujospūdį reguliuoja. Gaila, kad negalit pamatyti jūs. Gal kažkur prieš šviesą, jeigu prie balto pridėjus, gal ir matysis. Taip. Na ką, gerai. Kolekcija mūsų. Tai mūsų kolekcija. Eglė. Taip. Tai dabar gal jūs tada susikeiskite su Indre vietomis. Gerai. Į viduriuką. Ir, kaip aš jau minėjau, aš manau, kad mes galime pradėti gaminti abudu patiekalus iš karto. Nes ir vienam, ir kitam reikės taip pat ir ugnies. Ir mums šitai sriubai reikės 100 gramų sūrio balto. Sūris yra iš turgaus. Taip, tai yra kaimiškas sūris. Ir jį reikės susmulkinti gabalėliais. Ir taip pat reikės svogūno.
Mums reikės 100 gramų sūrio, pusę litro pieno, 3 kiaušinio trynių ir 1 svogūno, nedidelio svogūno. O aš norėčiau, kad tu nuluptum pastarnoką, kurį mes virsime, kad kol jisai suminkštės visiškai, kad mes jį galėtume paskui sutrinti į vientisą masę sultinyje. Mes paruoštas jau sultinys išvirtas? Taip, turime paruoštą sultinį. Sultinys, kaip mes dažnai ir sakome savo žiūrovams, kad niekada neišpilkite. Jeigu virite vištą, susipilkite į maišelį ir užsišaldykite. Taip, šaldiklyje, štai čia iš šaldiklio mes ir turim tą sultinį. Egle, prašau imtis pastarnoko. Gerai. Aš susmulkinsiu sūrį ir nulupsiu svogūną. O aš norėčiau pieno įpilt. O Indrė, tuo tarpu taip. Indrė, prašau, pienas. Egle, taip. Kokių aistrų dar be darbo televizijoje tu turi? Įvairiausių, tikrai. Viena, aišku, iš jų tikrai yra ir maisto gaminimas, nes labai mėgstu ir dažnai gaminu. Tiesa, šiuo metu jau šiek tiek mažiau gaminu, nes vaikai užaugo, jau ir vienas išskrido iš namų. Išskrido tai tiesioginė prasme? Tiesioginė prasme išskrido dirbti ir mokytis į Vokietiją. O mažylis irgi taip pat jau suaugęs, tai jau ir pasigamina pats. Tačiau savaitgaliai tai būna visą laiką ir cepelinai, ir plokštainiai, ir netgi ir farširuotos, ir mėsytės, ir žuvytės, retkarčiais, nors nesame mėsaėdžiai. Susiejimas toks, taip. Kaip smagu? Taip, nesame mėsaėdžiai visi, bet, kaip sakant, nebraukijam retkarčiais. Taip liaudiškai pasakyti. Bet tai, kad ir būtina įvairaus maisto. Aš manau, kad mūsų šalis yra toj plotmėje, kad negalim būti visiškai vegetarais. Aš jau sūrį supjausčiau, štai kaip tik subersiu į pieną. O svogūną reikėtų labai smulkiai supjaustyti. Taip, svogūną supjaustyti reikia labai smulkiai, tam, kad jis virdamas piene, visiškai ištirptų. Todėl, kad ne visi mėgsta svogūną sriuboje. Pieną reikia pastoviai maišyti, nes visi žinom, kas yra pienas. Pabėgs iš puodo. Taip, ant viryklės. Taip, čia mes turime šiukšliadėžę. Tai jūsų šeimoje yra tikrai tokios gražios tradicijos, kai susirenkate savaitgaliais visi kartu, kažką tai gaminate. Būna ir gaminame, būna kartais. Ir šiaip išvykstame kažkur tai papietauti. Egle, o ar laikantis tų tradicijų kulinarinių, ar mama kažką močiutė perdavė pačiai? Močiutė yra vieną patiekalą perdavus, kurie turbūt, nežinau, iš mūsų giminės turbūt aš viena taip išlaikiau, nes man kažkaip vaikystėje labai įstrigo. Tai yra tie mūsų nevalgomi juodi grybai, žydukai vadinasi, kaip jie jaučgrybiais vadina visi įvairiai jos. Tai tie juodi grybai yra sumalami mėsmalę, pakepinami aliejuje ir būtent tam rankų spaudimo saulėgrąžų aliejuje, kuris yra nerafinuotas, kur kvapą tokį specifinį turi. Taip. Tai tam aliejuje uždedama pomidorų pastos ar kečupo, kaip kas labiau mėgsta ir nori, ir vienu žodžiu tokia. Anksčiau turbūt gaminama būdavo iš pomidorų. Paprastai pastą jau tarybiniais laikais pastą naudodavo, arba tą kečupą senovinį, kur dabar yra Kėdainių senovinis, tai buvo Kėdainių vienintelis turbūt. Tai aš bent jau jį atsimenu iš vaikystės ir tokius darydavo ir šviežius tos grybus ir darydavo į stiklainiukus, uždarydavo ir visą laiką per Kalėdas, per Velykas, per visas šventes. Taip. Ir aš atsimenu, su juoda duona mano pats skaniausias patiekalas buvo. Na va, kaip smagu. Tai to išlaikius tikrai nebuvo nei vienų metų, kad aš jų nepasidaryčiau. Va taip. Tai vaikams reikėjo perduoti šitą receptą. Moka gaminti jau šitą? Jie moka gaminti viską, tik tai grybų nevalgo. Grybų nevalgo. Nevalgo niekas, nei vaikai, nei vyras. Tai čia vienintelė namuose. Aš savo darau ir svečius vaišinu.
Šita sriuba, na, reikalauja šiek tiek dėmesio daugiau negu visos Ją kitos. mylėti reikia vis Taip, pastovi. ją pastoviai glostyti, maišyti reikia. Taip, kad jinai, gink Dieve, pienas neišbėgtų, nes paskui turėsim daug bėdos. Taip. Tai pastarnokas paruoštas, bet taip, ne visiškai. Jį reikia supjaustyti. Taip, dabar pastarnoką reikėtų supjaustyti tokiais, na, išilgais gabaliukais. Gerai, rodysiu. Štai. Šiaudeliais. Ir šiaudeliais, bet kadangi podelis yra trumpesnis, tai reikės... Taip, trumpesniais šiaudeliais supjaustum. Aš to tarpu... Labai įdomu, tikrai nedariau tokio patiekalo. Taip. Niekada, nors pastarnokus tai visokiam... O pastarnokus kaip dažniausiai naudoji? Aš juos mėgstu, kaip sako daug kas, kad pastarnokas atitinka vištieną tiesiog. Tai yra paprasčiausiai šiek tiek ar apverdama, ar tiesiog blanširuot galima. Ir riekelėmis, kiaušinis džiūvėsėriai ar kiaušinis tiesiog miltai. Ir truputį prieskoniukų ir kepinama aliejui. Prieskoniukai šitie turbūt, ar ne? Ne, bet aš prieskonius mėgstu ir pirktinius, bet šituos mes naudojam vietoj papildų, vietoj visų taip naudojam labai. Aš stengiuosi ir vaikam į maistą visur, ir net ir jogurtus įdedu tokių visokių, kad... Sumaišęs, kad būtų vitamino... Kad būtų tiesiog, tai yra mūsų tie vaistinių brangieji probiotikai, tai taip pat yra ten didžiausia jūsų... Jeigu galima pasigaminti. Taip, jų sudėtyje yra gysločių sėklelės, pagrindinė sudedamoji dalis. Ir tos pačios linų sėmenys, tai kam juos pirkti kapsulėje? Taip. Buljonas jau verda, galime dėti pastarnoką. Gerai, tai aš gal... Aš paduosiu. Gerai. Manau, kad puikiai čia išvirus. Nesvarbu stebėti pieną, kad pienas neišliptų. Ne. Na, štai. Kiek laiko verdam? Verdam tol, kol jie suminkštės. Tai jau čia gali būti irgi apie 20 minučių. Egle, taip. Na, vis tik tai tu daug skiri laiko įvairių užpiltinių gamybai. Ar iš tiesų daug čia užtrunka tą daryti? Tai daugiau vasaros toksai pomėgis, kada darbų šiek tiek mažiau, nors aišku, tų darbų užtenka visada, bet tai tiesiog, kadangi gyvenu šalia gamtos ir vis galvoju, kad nesame mes tiek save kažkaip tai nemylintis, kad galėtume pilti į save beleką. Teisingai, be abejo, reikia visada žiūrėti, ką manau, kad taip, tiek valgai, tiek geri, reikia šiek tiek žiūrėti ir... Ką skaitai, taip, ir kaip sako, alkoholis nėra labai gerai ir netoleruotinas, bet retkarčiais, norisi. Ir kiekis jisai taip, ir už tai ir tikrai darau, ir vynus darau, ir pienių vyną esu darius. Mes taip padarom pienių vyną? Taip, žinau. Žinai, o užpiltinės jau čia turbūt, bet užpiltinė būtent atėjus iš tėtės mano, nes jisai tai buvo štai, visą laiką... kad ir tėvelis dar... Taip. Užpiltinės darydavo tėtis ir darydavo, jau šiandien dienais praščiau jaučiasi, tai nebedaro, tai aš perimus ir už jį, ir už save. O jis darydavo puikiausias svaraininės ir tai, ką pardavinėja lentynose mūsų parduotuvių, tai ten toli gražu ne tai, ką aš esu įpratus matyti ir gauti. Taip, o naujausias turbūt ir įdomiausias dalykas tai yra šaltalankių lapų trauktinė. Taip. Dar negirdėta. Ne uogų, ne... O kada reikėtų rinkti lapus? Šaltalankių lapai renkasi iš tikrųjų iki Liepos vidurio, bet visos žolės faktiškai yra, daugumas tų žolių, kurias ar tai arbatų fermentavimui, ar tai užpilti jau degtinę, tai yra geriausiai renkamos joninių, prieš joninės, po joninių. Ta prasme, taip, tai yra iki Liepos vidurio. Ir kol jie dar minkšti, kol nesumedėja ir tos šakelės viršutinės, taip, principė, birželio mėnesį yra labai gerai birželio visą mėnesį rinkti šaltalankių šakeles su lapais ir geriausiai užpilti būtų 60 laipsnių, tai spiritu jau
sakykime taip, ar tai padarius degtinę, nes skaito, kad serotoninas tik tai prie 53 ar 55, tiksliai negaliu pasakyti, bet tik tada išsiskiria, kai yra grynas laimės hormonas, ta prasme. Tai medžiaga, kuri teisingiau, kuri pas mus tą laimės hormoną skatina gamybą. Taip. Ir skonis, tarp kitko, tikrai labai skanus, galima šiek tiek medum paskaninti, kas mėgėjai yra saldesnių trūktinių. Aš niekada viską natūraliai darau, tikrai neskaninu. Tik tai gaunasi, kadangi panašus laikas, tai būna jau avietinė užpilta ir mes atradome su artimų draugų ratu, kad tai labai skanu yra aviečių užpiltinė ir būtent šaltalankių lapų užpiltinė toks kokteiliukas, tai labai puikiai. Labai puikus. Aš manau, kad kai ateis tas metas, kai reikės rinkti, tai gal kartu tada mes rinksime ir parodysime, kaip daryti. Tikrai puikiai, nes tikrai birželio mėnuo tai yra visų turbūt žolių ir arbatoms galima būtent šitą. Yra gervuogių lapų arbata, kuri nepaprastai skani ir labai neįprasta. Neteko girdėti apie gervuogių lapų arbatą. Taip, mes daug ko kažkaip tai, bet tai yra fermentuotos arbatos, jas reikėtų fermentuoti. Na, sriuba jau kaip ir išvirė, nesuminkštėjo svogūnai. O pas mane jau pasternokai taip pat. Taipogi. Sriubai beje reikia, kad jinai atauštų. Šiek tiek atvėstų, kad mes galėtume supilti trynius. Kad kiaušiniai nesigautų, jeigu dėsime dabar. Tai aš per tą laiką košiu turbūt. Taip, pasternokus mes nupilame nuo sultinio. Taip. Man kokį šaukštelį. Šaukštą. Dabar galėsime trinti. Na ką, paragaujam, ko čia gavosi? Paragaujam. Labai skani sriuba. Tikriška kokia. Tokia labai įdomus skonis. Tarp kitų, ir sūris visiškai nepasileido, kaip aš prognozavau. Taip. Sūris nepasileidęs, svogūnai priduoda saldumą šiek tiek sriubai. Taip. Ir labai dera. Labai įdomus skonis. Su sūriu. Ir kiaušinių trinys. Nuskanu. Labai tikrai kreminė, tokia tikra kreminė. Taip. Dar norėjau paklausti apie tavo kūrybą. Ką teko filmuoti, kokias laidas kurti? Na, pagrindė tai aišku yra fondo spaudos radijo ir televizijos remiamos laidos. Tiek su savo VŠI darau laidas, tiek ir Inito televizijos yra kultūrinės laidos, tai ir Miesto lobynas, ir Kultūrinis Kaunas, kartu su kolega Sigitu Valatka darome. Pati esu kūrus ir keletą filmų, šiemet tarp kitko antrą kartą vėl kursiu Kaunas Jazz filmą, kurį kiekvienais metais, žinom, užsakomas, nes 2011 metais kūriau jubiliejinį jų 20 metų ir šiemet vėl paprašė organizatoriai. Tai vėl bus toksai didelis ir smagus darbas, nes tai yra tas kelias dienas jau tenka ir dieną ir naktį ir palakstyti ir padirbėti. Tai labai įdomu, taip. Labai įdomu. Labai intensyvus džiazo gyvenimas kaip tik vyksta tuo metu. Ir dieną, ir naktį. Pastoviai. Taip, ir seišinuose tenka būti. Taip, tai čia jau būtinai. Kaip be to? Taip, nes jeigu norisi atspindėti visas tas pusės šiemet, išduosiu paslaptį, šiek tiek daugiau dėmesio kreipsim į pačius organizatorius, į tai, kas vyksta ne scenoje, ne ta parodomoji pusė. Užkulisiuose. Taip, nes visą laiką yra rodoma toks daromas kaip
kaip metraštis, ta prasme, tai yra tiesiog elementariai parodomi, kas grojo, kad nepraleidžiant nei vieno atlikėjo, ten šiek tiek toks standartas tas interviu, kūrinukas. Tai šiemet truputį pažiūrėsim iš kitos pusės, sakykime, taip. Įdomu. Iš nugaros scenos. Tai šis laikotarpis yra toks, kad laukiam dar rezultatų ir kokius projektus, rašom projektus, kokius laimėsim, kokius ne. Tai prasme, bus aišku, ką kursim, ką darysim kitais metais. Kaip ir toliau, taip. Tai aš siūlyčiau dar paragauti ir mūsų keptų pastarnokų. Jo, čia labai įdomu. Taip. Sriuba be galo skani. Mes galim, labai įdomi. Šitų blynelių, kaip šnekėjom, galim pabarstais tais truputį pabarstyti, ar padažą, ar pačius blynelius, kaip... Ant kiekvieno gal skirtingai galima pabandyti? Kad paragauti. Taip, paragauti, aš taip įsivaizduoju. Manau, kažkaip tai skonio labai nepakeis, bet galima ir labai gal... norisi ir vienų jų paragauti. Jo, o po to užsidėti tik tai, kad skonis būtų kažkoks taip. Aš irgi paragausiu vieną. Ir aš noriu. Matom, kad jau pavasaris atėjo. Gamta tai valgysiu su rankomis, man labai skanu. Gamta prabudus ir, kaip matom, garšva, raktažolių lapai, pienių lapeliai jau. Eglė, bet šiuo metu, kur tu prisirinkai, lygtai dar nėra. Tiesiog prie namo auga. Yra pamiškėse tikrai, kur šiltesnės vietos tikrai visur yra. Nes garšvos jau tikrai prieš šitos sniegus jau buvo, prieš paskutiniuosius sniegus jau buvo išrinkę. Būtinai reikia vieną paragauti, o po to prisidėti, ko trūksta. Koks skanus blynelis pastarnoko. Tikrai skanu. Labai. Toks švelnus, toksai Ir čia galima, tirpstantis burnoje. Galima pasidažyti ir į grietinės padažą. Padažus turbūt galima kokį nori, netgi turbūt su kastiniu, netgi, sakyčiau, man primena šiek tiek, kaip geros kokybės būna kroketai bulvių su varške, teisingai? Taip, kažko panašu. Yra toksai skonis, bet labai skanu. Labai skanus tikrai. Nagi, ne taip prastai mūsų protėviai valgė, pasirodo. Ne, tikrai. Mūsų protėviai labai gerai valgė, tarp kitko. Negali pasakyti, kad jie nebuvo gurmanais. Gurmanai? Aš manyčiau, kad vis tik tai gurmanai lietuviai visada buvo. Tik tai, matyt, tas sovietmečio laikotarpis sunaikino visą virtuvę tradicinę, kas yra labai apmaudu ir neišliko. Nors... Štai įpratino prie chemijos. Taip, įpratino prie chemijos, bet kai pradedi ieškoti, paaiškėja, kad išliko daug tikrai ir gerų receptų, ir netgi knygų kulinarinių. Nu, su tais receptais, tai žinot, kažkas tai yra nepasakyta, kažkas tai galvoju, gamini ir galvoju, palauk, kažko tai čia trūksta. Ir bandai ir atgamini tą receptą paprasčiausiai. Man tai toks įspūdis aplamai susidaro, kad netgi daugiau vos nespecialiai slepiama tai yra, nes kažkam tai nepatogu, kad mes eisim atgal į gamtą, kad mes vartosim teisingus produktus, gerus. O tai kur tada farmacijos pramonė dėsis? Kaip žolelės tokias valgysime? Man tikrai, žinokit, ir pasigirsta, ir tiek spaudoje visur turbūt. Kad būtent taip, ar ne? Slepiama, kad nevartot, nieko nėra, aš tau duosiu geriau papildą valgyti. Pagalvojus, tai galų galia koks tikslas tada į tas mėsas ir viską dėti, tuos chemikalus, hormonus ir visą kitą. Taigi visi puikiausiai supranta, ką tai duoda žmogui, teisingai. Sunku susilaikyti, pradėjus, sunku sustoti. Oi, labai tokie skanus. Na ir mūsų laidos pabaigai. Paprastai mes pakalbam apie afrodiziakus. Egle, ką žinai? Žinau labai daug iš tikrųjų. Šitos laidos neužtektų. Supratom, nes su žolelėm, kas liečia, nu tai kur dėl. Ne tik žolelės, turbūt jeigu ieškosim pačiam maiste irgi, vienas tokių mano turbūt mėgstamiausių ir ką žinau, ypač svečiai iš Ukrainos, kaip atvažiuoja, tai yra jau tokio vyresnio amžiaus, kurie labai mėgsta ir jiems kažkodėl labai svarbu išlaikyti tą savo vyriškumą. Tai visą laiką atvažiuojant, dažniausiai atvažiuoja tai jau pavasarį arba vasaros pradžioje, ir visą laiką prašo, kad pas mus aplink namą irgi labai daug sraigių. Gaminamės irgi. Tai būtent, aš manau, kad turbūt tos raigės tai tikrai yra
sakykime, vyrams bomba. Taip, o čia... Nežinau, kur jie paskui tą energiją deda, tai... Deda, kažkur tai deda. Taip, tai sakau, jau čia pajuokavimuose tokiuose yra šitas. O šiaip tai turbūt tikrai ir to žolės, ir arbatos, ir... Beje, senuose receptuose irgi randu apie sraigės, kad būtent ir jos buvo naudojamos. Kaip afrodiziakas, taip. O Lietuvoje tų sraigių pilna yra. Pilna, bet tai nėra to, su jom daug žaidimo, daug darbo, jeigu jas teisingai išvalyti, paruošti, taip, tai reikia tam skirti laiko. Tai man atrodo, kad mes irgi skirsim visą laidą sraigiams ir parodysim, kaip reikia pasigaminti. Ir visokių... Egle, o čia ar kažkas yra bendro, nes čia yra širdelė, štai. Taip, aš tai pavadinau, kad tai yra širdies lašai, jie iš tikrųjų yra širdies lašai. Jie taip pavadinti todėl, kad jie stimuliuoja kraujotaką. Ir tiek... Paska venos... Taip, venos, kojos ir čia yra visos sudedamosios dalis, kurios tikrai padeda tai kraujotakai ir normalizuoja kraujospūdį, tarp kitko. Taip, aš manau, kad čia puikiausiai galima tai pavadinti irgi afrodiziaku, aišku, tai labai nedaug turėtų būti. Tai geriama po šaukštą ar ten po 20 gramų galima skiesti vandeniu. Tai yra tonikas, kuris daugelis tonikų, tarp kitko, labai kelia kraujospūdį, o šitas tonikas būtent jį stabilizuoja. Reguliuoja. Bet čia irgi senas receptas. Taip, tai yra aronija, gudobelė, šaltalankių šakelės, lapai, uogos, erškėtrogės, lazdelė cinamono, kardamonas ir dabar dar galvoju kažką tai dar tokio. Čia visada nutyli receptą, kažkas tai dar bus. Neišduoti, iki galo neišduoti. Ne ką, paragaujam? Tai fantazija, improvizacija. Tikrai labai malonus gėrimas, malonus aromatas, kvapas. Ir svarbiausia, kad po nedaug tai sveikatai padeda. Taip. Egle, dėkui tau už dalyvavimą mūsų laidoje. Už savo žiniom. Taip, už savo patirties pasidalinimą. Manau, kad šiandieniniai mūsų patiekalai taip pat patiko. Ir būtinai blinelius darysiu dabar. Taip. Ir rekomenduojame mūsų žiūrovams taip pat pasigaminti. Ir sakome iki kitų susitikimų. Iki.